Visi norintys pažinti Dzūkiją, jos gamtą, žmonės, tradicijas, pasigėrėti darbščių dzūkų amatais, pasigrožėti ir pasivaišinti smėlingos Dzūkijos miškų ir laukų gėrybėmis, pasilinksminti kartu su dzūkais, buvo laukiami šeštadienį Varėnoje organizuotoje grybų šventėje. Be šios šventės rudens neįsivaizduoja ne tik Dzūkijos, bet ir visos Lietuvos gyventojai. Tai turbūt vienintelį šventė metuose, kur iš visos Lietuvos suvažiuoja ir grybavimo čempionatuose sudalyvauja ir pasigrožė mūsų, viską mes gražaus turim parodyti kitiems, ne tik savo rajonui, bet ir visai Lietuvai. O Varėnos miesto parke šurmuliavo tautodailės ir prekybos mugė. Vyko skulptūrų aukcionas, veikė knygų mugė, automobilių paroda, organizuotos sporto varžybos. Aplinkui skambėjo liaudiška muzika, kvietusi į šokio sūkurį. Kviečiam Alytun užsukt, taigi ne kožnų dzien būnat miesti. Rozų su muzikontais patrepsit, keulai kepam, pakaštavoci, ir arielkos ir... Ką patancevosit, arielkos išgersit, tada ir uždainuosit. Visa šventė kvepėjo dzūkiškais valgiais. Kas norėjo, jų galėjo vietoje paskanauti arba nusipirkti lauktuvėms. Nors šiemet dzūkai negalėjo gausių grybų derliumi pasigirti, tačiau išradingos šeimininkės sukosi kaip išmanydamos ir ant visų seniūnijų kiemų stalų puikavosi daugybė patiekalų iš grybų. Labai prastai šiemet Dzūkijoje grybų taip kaip ir nebuvo, taip kaip ir nėra, apart voveruškų. Tai tenka kepti saldžius grybukus ir... Taip. Iškepiau beveik 600. Žodžiu, prigrybauta mažai, bet prikepta visai nemažai. Mes negalim sakyti, kad grybų nėra. Mes iškepėm ir grybų pyragą, ir grybų ausytė su grybais, ir grybų sūrį turim, ir šiupinį su grybais. Prisirinko. Man atrodo, kas netingėjo, tai tikrai prisirinko. Tai kasgi tas grybas yra pačiam dzūkui? Turbūt, nežinau, tai ir pragyvenimo šaltinis, ir prasimaitinimo, daug, didelė paguoda. Koks, tarkim, patiekalas labiausiai yra būdingas jūsų kraštui, jūsų seniūnijai, matuizoms? Gal pyragėliai su grybais. Ir šiupinį tradiciškai mes jau verdam daug metų, irgi su grybais. Grybų sūrį darom irgi daug metų, ir džiovintų, ir virtų grybų. Šiemet mažiau buvo, jau teko kepti saldžių daugiau, nes tikrai mažai buvo. Voveruškų buvo, bet čia baravykų, tai labai retai. Šiemet grybai, sakyčiau, absoliučiai nedygo, nes aš esu pati labai mėgėja grybauti ir pažįstu labai daug grybų rūšių. Tai 2 rūšys grybų, kurias aš radau už vakar ir kurių galėjau prisirinkti. Iš tikrųjų, grybų daugiau rasti aš negalėjau, nes jų šiemet paprasčiausiai nedygo. Oi, su grybais, žinokit. Grybai taigi bus šiandien šventė. Tai mes biškį paprašėm dievulį, kad biškį duotų. Pririnkom, galima sriubos paragauti. Prašom, yra sriuba, grybienė, gryna, išvirta va čia vietoj, va švieži, tik tai net kvapas, net čia jaučiasi. Šiemet grybų tai nelabai daug, bet lepeškų tai yra. Oi, kurgi. Lepeškų tai visų vasarų šiemet ir dabar dar žmonės nuveina, tai tikrai parsineša po 3-4 kg lepeškų miškan. Tai aš nemanau, kad grybų nėra, o dar zelionkos dygsta. Taigi kokios gardzios, tik smėlukų išpurta ir puodant, kurgi sriuba labai gardzi būna. O ar tikrai dzūkai tų gerų grybingų vietų neišduoda? Tai jokių būdų, klausykit. Rastų dabar žmogų, kur parodys, kur geriausia grybas auga. Taigi čia kožnas turi savo takocį, tuo takociu eina ir žinau, kad po tuo ėgliu yra grybas, po tuo yra grybas, matinus laisė tuo dobukin grybas yra. Tai kožnas savo vietas turi ir nelabai nori jau išduoti. Jei svečių atvažiuoja, tai vežam tik, kur nėra grybų. Nuo kitų kartų jau nevažiuotų. Kas čia privedė dzūkus prie to, kad pradėjo net tuos keramikinius grybus gaminti? Kad pigiau būtų maitintis. Už tai, kad maistas brangus, tai mes daugiamečius tokius pagaminam. Nei kirmėje, nei dujų naudoti, jo niekaip neišvirsim. Pažiūrėjai, ką būk pavalgęs. Ir būk sotus. Grybų šventėje tądien koncertavo meno kolektyvai iš Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų, džiazo orkestras iš Prenslau miesto, vakare žiūrovai galėjo pamatyti Roko Radzevičiaus roko operą Žuvų piemuo, o jaunimas iki išnaktų Šėlo diskotekoje.